Neatmetu svarstymo visais aspektais, bet norėčiau turėti ir žinoti daugiau detalių. Turiu pasakyti, kad šita nelaimė, jį nagrinėtina dviem požiūriais. Kodėl taip atsitiko, kodėl lėktuvas nukrito. Ir paskui jau gelbėjimo ir avarijos likvidavimo darbų eiga. Bet vienas iš pagrindinių aspektų, būtent jeigu lėktuvas nebūtų nukrytęs, matyt, nebūtų reikėję nagrinėti tos antrosios dalies. Tai kadangi ministerijos sudėtyje vis dar yra katastrofų ir avarijų tyrimo skyrius, tai yra būtina išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių lėktuvas nėrė į jūrą. Tam reikalinga ir orlaivio iškelimas, kad tikrai nustatyti tikrasias priežastis. Ir kad iš to būtų padarytos išvados, kad būtų atliktas prevencinis darbas, techninis, jeigu reikalinga, įstatyminė leidybos prasme, jeigu reikalingos korekcijos, kad tai būtų viskas padaryta. Tai, kai paaiškės daugiau detalių, aš, žinoma, neatmetu visų galimų apsisprendimų. Principe, avarijos likvidavimas buvo pradėtas, jeigu pagal grafiką, kiek žinau, jis buvo jums pristatytas jau spaudos konferencijoje. Dar kartelį turbūt pasikartosiu, kad 16:20 skrydžių valdymo centras kontaktavo su pilotais ir pilotai informavo, kad jie po valandos maždaug nusileis Klaipėdoje. Tai yra 17:20. Lėktuvui toliau ryšys nebuvo palaikomas, nes nebuvo atsakoma į bandymus skrydžių valdymo centro susisiekti su pilotais. Ir 17:20 lėktuvas nenusileido. Skrydžių valdymo centras pradėjo paiešką. Galbūt jis nusileido gretimuose oro uostuose, Palanga, Liepoja ar panašiai. Galbūt jis grįžo atgal, iš kur jis skrydęs. Ir tai pagal ICAO taisyklės ir pagal mūsų teisinius aktus užima 30 minučių. 30 minučių paieška ir klausimas perduotas į aeronautikos gelbėjimo koordinaciniam centrui apie tai, kad lėktuvas nerastas artimiausiose oro uostuose ir jis į numatytą uostą neatskrido. Aeronautikos gelbėjimo koordinacinis centras dar užgaišo 19-20 minučių, čia turbūt tikslumas nėra labai svarbus, tam, kad išsiaiškintų galimas lėktuvo avarijos koordinates, plotą, kad pasitikslintų skrydžio planą gautų ir per tas 20 minučių duomenys buvo gauti ir tada perduoti tą informaciją jungtiniam gelbėjimo karinių pajėgų jūrų gelbėjimo koordinavimo centrui. Apie tai buvo pranešta. Ir nuo to laiko reikia skaityti, kad gelbėjimo operacija yra pradėta. Pradžiai jai vadovavo iki vidurnakčio vis tas pats aeronautikos gelbėjimo centras, buvo pasitelkta visa eilė gelbėjimo priemonių, paskui vadovavimą perėmė jau karinių jūrų pajėgų gelbėjimo koordinavimo centras. Tai nemanau, kad kas be vadovavo tuo metu, gelbėjimo darbai kaip tik buvo sutelkti, kaip rodo statistika, ir lėktuvų, ir laivų. Laivai atvyko, žinoma, vėliau, bet lėktuvai, ypač mūsų kaimyninių valstybių, Švedijos turiu galvoje, tuo metu buvo jų tikrai pakankamas kiekis prognozuojamai avarijos vietoje. Nežinau, kuo jie motyvavo, tik tai galėčiau pasakyti tiek, kad tie duomenys yra slapti.
tai matyti, nenorėdami viešinti karinių paslapčių, tas laikas užtruko. Mūsų radarai lėktuvo ekrane nematė nei kariniai, nei civiliniai. Na, ir tai yra normalu, nes yra tam tikros zonos nekontroliuojamos oro erdvės, kada lėktuvas yra žemame aukštyje ir kada jis yra toli nuo radaro, šiuo atveju už 97 jūrmylių, jis nėra radaro ekrane matomas.